Sveiki, norėčiau pasidalinti savo įspūdžius apie tai, kaip veikia mafijiniai teismai, mafijai dirbantis prokurorai ir kaip su tais parazitais kariauti, kaip su jais dorotis, kaip su kokiais šliužais, kurie siaubia jūsų daržą. Nes dabar didžiausia Lietuvoje aktualija tai yra tos kurpiamos masiškai baudžiamosios bylos visiems žmonėms, kurie kritikuoja valdžiukę. Tai jiems yra kūriamos visokie baudžiakai, ten baudos kviečiami policiją, tasomi, žodžiu, gąsdinami, tarkim, ar ne? Tai aš jau šitą gyvenimo etapą esu patyręs prieš daugiau nei 15 metų. Ir visus 15 metų mane šitą mafijinė kriminalinė teisinė sistema persekioja už visiškai teisėtą veiklą. Ir dabar, kaip tai yra, žodžiu, prokurorai ir teisėjai mano atžvilgiu daro sunkius nusikaltimus. Persekioja mane už visiškai teisėtą veiklą žurnalistiką. Paskelbė, kad jinai yra nusikaltimas. Tai yra buvo tokia istorija, kad toks garsus Seimo narys, labai įtakingas Alvydas Sadeckas buvo kreipęsis į teismą ir paprašė, kad teismas uždraustų laisvam laikraščiui rašyti apie jį straipsnius. Kad teismas, žinoma, ir padarė, kad uždraudė laisvam laikraščiui rašyti straipsnius apie tai, kaip Sadeckas veikė ir kokia įtaka Mažeikių naftos privatizavimo. Jis buvo lemiama, tarkim, jis buvo komiteto pirmininkas ir keitė įstatymus, kad Mažeikių naftą galėjo įsigyti po Viljamso Jukos bendrovę. Ir aš tai rašau, nekreipiu dėmesio tas visas nesąmonės, rašau straipsnius ir tada šitie banditai su prokuroro mantijom kelia man baudžiakus. Rašo, kad tu padarai nusikaltimą, nevykdė teismo sprendimą. Tai aš jums sakau, atsiverskit konstituciją, parašyti labai aiškiai, kad cenzūra, o draudimas yra rašyti straipsnius arba daryti laidas tam tikromis temomis yra cenzūra, yra uždrausta tiesiogiai konstitucijos, o taip pat visuomenės informavimo įstatymo. Prokurorai teisėjai mum pabarabanu tą tavo konstituciją ir tie tavo įstatymai. Tu visi esi nusikaltėlis ir man rašo ten tokius kaltinamosius aktus. Ir net, ten paskaičius, tai pažiūrėti, ten tokias nesąmonės, maždaug taip rašoma, kad Aurimas Dryžius, tęsdamas nusikalstamą veiklą, toliau rašė straipsnius ir toliau tie straipsniai išvardyjami ir rašo. Žodžiu, tuose straipsniuose niekas neginčijo, kad taip yra tiesa, kad ten išdėstyti faktiniai duomenys, tačiau pats faktas, kad tau uždrausta rašyti straipsnius apie Sadecką, reiškia, tu padarei nusikaltimą. Ir visi įstatymai konstitucija, aišku, mums nusispjauti, tarkim, ne? Dabar praeina, aš jau 5 ar 6 kartus esu nuteistas, Sadeckas atėjęs į teismą sako, reikia Dryžių pripažinti recidivistų, nes jis tiek kartų nevykdo teismo sprendimo. Tai yra tas organizacija, kuri vykdo teisingumą. Nors tai yra pati didžiausia ir žiauriausia banditų gauja, tas lietuviškas teismelis. Tokie susigiminiavusi, ten susikrušus vieni su kitais, organizuotas klubas, gauja kažkokia, tarkim. Ir ką, dabar praeina daug metų, aš tada prašau iškelti baudžiakus visiems tiem teisėjams. Tai yra Lietuvos teisės žiedui. Ten toksai Striaukas Mindaugas Girtuoklis pagautas, kuris dabar teisė riaušininkus ir juos visus nuteis. Toks cininas išteisinęs įtariamą pedofilą Garliavos byloj, nes užteko į lubas pažiūrėti ir jis nustatė, lubose parašyta, kad nebuvo jokios pedofilijos. Dzedulionis, tas, kuris dabar turės nuteisti Snoro banko savininką Antonovą už akių. Jam patikėta tas užduotis. Ir ten tokie, žodžiu, visa šita mafijos gvardija. Mane nuteisė už visiškai teisėtą veiklą. Atsiverčiam baudžiamąjį kodeksą. Ten parašyta, kad kas yra piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tai yra tarnybos pareigų neatlikimas ir veikimas virš įstatymų suteiktų įgaliojimų, tarkim, kuris padarė piliečiam ar valstybei didelės žalos. Šiuo atveju man buvo padaryta didžiulė žala, atimtas iš manęs žemės sklypas, aš buvau nuteistas, daug metų persekiojamas ir likau daug kartų bausmės visokias ir visa kita. Ir aš sakau, tai, ką daro teismai ir prokurorai, tai yra nusikaltimas, kuris atitinka visas baudžiamojo kodekso straipsnius ir kriterijus. Kas nutiko toliau? Tada prokurorė, aišku, įjungia tokį visiškai idiotą savo mėgstamą tokį durniaus žaidimą. Jie man parašo raštelį. Tai yra raštelį, kad maždaug
ir parašo ten toksai Jovaiša, prokuroras Jovaiša man parašo, kad žurnalistų siuntimas į kalėjimą yra profesinė teisėjų pareiga. Nors įstatymai yra visai kitaip parašyta, tačiau prokuroras Jovaiša man išaiškina, kad persekiojimas spaudos, kuri rašo straipsnius, yra teisėjų pareiga, profesinė pareiga. Ir dėl to, kad jų traukti baudžiamojo atsakomybėn už tai, kad jie vykdo savo profesinės pareigas, nėra jokio pagrindo. Žinoma, tada, nors aš dabar, kadangi šitie visi banditai privertė mane išstudijuoti kaip kokį tikrą recidivistą daug metų sėdėjusių kalėjimą ir tą baudžiamąjį proceso kodeksą ir baudžiamą kodeksą, aš žinau, kad jie tai daro neteisėtai ir jie tai daro nusikalstamai, kad prokuroras gavęs skundą iš piliečio, jis turi automatiškai pradėti ikiteisminį tyrimą. Vienintelius atvejus, kuriuos gali nepradėti ikiteisminį tyrimą, tai jeigu ten tie nurodyti duomenys arba faktai yra melagingi, tarkim, visais kitais atvejais jisai turi priimti argumentuotą nutarimą. Tačiau ką daro prokurorai? Jie žino, kad teisėjai padaro nusikaltimą ir kad reikės juos ištirti ir kad vienintelis kelias ištraukti banditus su teisėjų mantijomis yra parašyti raštelį, nes raštelio matai negali skųsti teismui. Nors, kaip minėjau, įstatymas nenumato galimybės rašyti raštelio. Įstatymas numato, kad prokuroras turi priimti nutarimą. Tačiau prokurorai sako, o mes čia turim savo darbo aprašą, kuris mums leidžia rašyti raštelį. Žodžiu, o kas yra raštelis? Tai yra špargalkė, su kuria subinę gali nusivalyti ir gali toliau, taip sakant, dėti jos į archyvą, tarkim. Ir nors, kaip minėjau, įstatymas nurodo, kad prokuroras turi priimti nutarimą. Jie rašo raštelį, vėl padaro nusikaltimą. Tai yra tokia sisteminė grandinė korupcija, kuri visiškai persmelkus šitą banditišką organizaciją, kuri vadinasi Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos Respublikos teismai. Kas nutinka toliau? Tada tą prokuroro raštelį aš skundžiu apylinkės teismai, kad teisminio tyrimo teisėjai. Parašiau, kad įstatymas nurodo, kad gavęs skundą prokurorai turi priimti nutarimą, o ne raštelį. Ir kągi daro šitą mafijinę teismų sistemą toliau, ogi šiandien gavau nutartį. Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo teisėja Miglė Suchankienė sprendė klausimą dėl mano skundo priėmimo. Jinai nusprendė, kad kad raštelis dėl sunkių nusikaltimų ištyrimo atmetimo yra legalus, dėl to, kad jinai yra neįgaliota spręsti klausimų dėl teisėtumo šitų visų raštelių. Nors yra visiškai priešingai, tarkim, kad BPK įpareigoja ikiteisminio tyrimo teisėją prižiūrėti, kad visas procesas būtų legalus ir teisėtas. Taip tokia Miglė Suchankienė, Grybauskaitės numylėtinė paskirta jos šitas pareigas, man parašo, kad sunkus nusikaltimai, kurios padaro teisėjai ir prokurorai, yra legalizuojami būtent tokiais metodais. Prokurorai parašo raštelį, nors turi parašyti nutarimą ir argumentuoti jį. O teisėjas Suchankienė parašo, kad raštelis yra legalus, kad vėlgi padaro nusikaltimą, tarkim. Ir taip mes ir gyvename ir sukamės kaip voverė šitoj sušiktoj teisiniai valstybėje. Bet toks mano pastebėjimas. Laukite toliau žinių ir toliau aš dar teisingai norėjau pasidalinti savo patirtimi. Kaip daryti patekus į šitą užburtą ratą, ar ne? Kad tai dar dusina šitie mentai, prokurorai visokie ir nusikaltėliai teisėjai, tarkim. Jie tave dulkina ir po to, kai pažeidinėja visus įstatymus be išimties. Nepasiduokit. Toliau rašykit skundus. Toliau rašykit kažkurioj grandy šitą mafijinę sistemėlę, jinai sutrukinėja, nes kuo toliau rašai skundą, ir reiškia, kiekvienas skundas sekantis, kuris turi būti priimtas teisėjo, turi būti automatiškai klastoti, nes tai turi būti teisėjas tam, kad atmesti tavo argumentus, jis turi suklastoti savo nutartį, tai yra padaryti nusikaltimą. Ir kuo toliau, tuo labiau aš pastebiu, kad jie nenori šito daryti, ypač apygardos teisme. Jie žino, kad už tai teks atsakyti.
po rinkimų, aišku, po rinkimų, ne dabar, ne prieš tų konservų liberastų valdžios, bet po to, kai rinkimuose ateis naujos politinės jėgos ir pareikalaus atsakomybės už šitą banditizmą, kuris tęsiasi 30 metų. Tai aš jums sakau, mano patarimas, nepasiduokit, skųskit, išnaudokit kiekvieną galimybę ir žinokit, kad šita mafija pralaimės. Ačiū už dėmesį.